namų ir ūkinių pastatų. 5 metų berniukas sužeistas dūžtančio stiklo išvežtas į ligoninę. Keli žmonės kliudė skraidantis daiktai, tačiau rimtesnės medikų pagalbos jiems neprireikė. Viesulas griovė pastatus maždaug 10 km atkarpoje. Žmonės pasakojo, kad viskas truko minutę ar kelias. Per tą laiką stiprus vėjas naikino turtą ir pasėlius. Vakar apie 17 val. Kelyje tarp Šiaulių ir Tytuvėnų žmonės stebi ir filmuoja viesulą, kuris keliauja į Šiaulių pusę, siaubdamas viską savo kelyje. Tokių sūkurių dažnai Lietuvoje nebūna. Jie būdingesni Šiaurės Amerikos rytuose, kur yra vadinami tornadais. O sausumos viesulas dar vadinamas trombu. Pasak specialistų, vėjo greitis šio viesulo viduje galėjo būti nuo 60 iki 70 metrų per sekundę. Tai vienas galingiausių viesulų Lietuvoje. Jo kelyje pasitaikė medžiai, lūžta it degtukai. O štai vaizdas, kuriame nufilmuota, kaip viesulas nuplėšė namo stogą. Nebėra stogo! O čia jau vaizdas, kas liko iš šio namo. Visiškai šalia kaiminystėje viesulas nugriovė ūkinį pastatą. Gerokai apgadino namuką. Pakapėje gyvenantis Rimas pasakoja, kad stichija jį užklupo ramiai, terasoje geriant arbatą. Vienu metu pradėjo viskas drebėti. Duris padariau, duris nesidaro. Tai susilenkiau čia, čia pagaliai skraidė ant manęs. Štai kas liko iš jo namo. Vyras pasakoja, vėjas ore nešiojo viską tarsi šapus. Kaip lietuviškai žiemoji, paima bužina vėjelis, skraido šienas. Tai čia skraido rastai, čia automobiliai, čia dėžės skraido taip. Žmonės pasakoja, kad viskas vyko labai greitai, nespėjo net susivokti ar išsigąsti. Tiesiog bėgom greitai vidų, pasislėpti duris, tiesiog skersvėjais namuose. Nebuvo įmanoma atidaryti durų, tai kažkaip greitai įlėkėm ir paskui, kai po kelių minučių išėjom lauko, tai viskas. Tiesiog realiai iš to šoko, realiai net verkti, atrodo, pradėjom. Tai... Mamos gimtadienį šventėm, pradėjo uraganas eiti, išėjom, tai kelių sekundžių variantas, kai sakoma, ir viskas pradėjo skraidyti aplinkui, ir garsai ding-ding, išbėgom, viskas, ten, kai sakoma, šiferį nudaužyti, mašinos sudaužytas, stogai visi išvirtė, kai sakoma, baisu, čia 10 sekundžių variantas. Žmona jau pradėjo irtėti, žmona spėjo bėgti, aš pasilikau prie durų stovėti ir viskas įnučiuožė. Namo viduje štai taip įgriuvęs stogas. Remigijus rodo, kaip sugriautas jo namas ir ūkinis pastatas. Visą nunešė stogą. Tiesiog mes kaip ir nematėm to nunešimą, nes žmona buvo dukra su vaiku, žmona kambarį. Aš laukia iš tos pusės, nuo gatvės pusės atėjo. Nus paskambina. Sakau, mama, uždaryk viską, sakau, nes atein tornads. Grinai visas tasai kolba, visą matęs. Ir padėjom ragelį, kai sako, pra mane praėjo, viskas skambint, sako, atvažiuok sūnų stogą, nebetrim, viskas. Nu. Ir mes išėjom to tornadą pasižiūrėti ir žiūrim, kad tas tornads parein, mes su vaikais į kambarį, kad sakau, gal, kad nekliūtų iš kokių daiktų. Vyrs laukia pasilikai gavoda į galvą. Ne? Bet dabar tas konkretus, va toks tamsus, šiukšlės, bild, viskas nešioja konkreti kolba, toks kaip Amerikai. Kaimynai taip pat buvo namuose ir pro langą matė, kaip viesulas nešioja plytas. Pakilo vėjas, nuskrido skėtis, nukrito plytas. Viskas, šiferį, viskas. Išeinam į lauką, ups. Nieko nebėra. Nei sodna, nieko nebėra. Viską nunešė. Netoliese vienkiemėje viesulas sužeidė 5 metų vaiką ir močiutę. Ji pasakoja, kad vėjas buvo toks stiprus, reikėjo vaikus laikyti, bijojo, kad nenuneštų. Sužeida, kuo įsisuko vaikus gelbėdama labai ir galva, čia sukas galva labai. Guzas visą savo berniuką išvežė siūti vien. Kas jam nutiko? Jam visą stiklai pavėsiniai, čia šį laikiau, kai pavėsiniai pradėjo dušt laikyti stiklus, pradėjau laikyti čia juos per langą, kad neišneštų, juos pradėjo nešti abu. Ir aš juos abu laikyti pradėjo dušt stiklai ir pradėjo pjaustyti vaikas. Gyvenime nesu tokias mačius. Per televizorių kiek rodai, tai nesu mačius. Taip kaip pas mus. Visiškai sugriautas neseniai suremontuotas ūkinis pastatas, sode išlaužyti medžiai, o batutą vėjas pakėlęs užnešė ant medžio šakų. Dabar vyrai atstumė, nes šuniuko aptvarą visą išardė. Rasa rodo kelias tonas sveriančią geležinę talpą ir spėlioja, kaip ji čia galėjo atsidurti. Iš kaimynų ją atnešė čia, bet nei vieną medelio neišlaužė. Tai pakėlė? Taip, va tai jūs įsivaizduokit. Va, nei vienas medelis neišlaužytas. Moteris braukė ašarą. Nunešė namo stogą, teks gyventi sūnaus atvežtame kemperyje. Vaizdu, sakau, man 4 stadijos vėžys, aš nežinau.
Kas padės? Sūnus man draugai, nes kažką padėt lentą sudėliuoti iš daržų, iš nieka, vien lentas visur. Pas stichijos nusiaubtų namų gyventojus atvykęs Šiaulių rajono meras sako, kad ieškos galimybės padėti nukentėjusiesiems. Ypač, kurie nėra apdraudę savo namų. Rašys žmonės prašymus. Aišku, tai užtrunka kažkiek, tai padėsime materialiai. Taip pat turbūt draudimas nedraudžia ir ūkinių pastatų, va čia šeimininkas sakė, tai bandysime padėti iš mero rezervo. Tikrai žmonėms didžiulė nelaimė, netikėtai, tai kiek įmanoma padėsim. Viesulo padaryta žala tikslinama. Skaičiuojama, kad jis sugriovė daugiau nei 10 pastatų. Sugriautų namų gyventojai kelias artimiausias dienas versis be elektros.